Olia. Na ką, sveiki, seniai matėmės. Iš tikrųjų jau ilgą laiką buvau apleidus savo kanaliuką. Nebuvo iš tikrųjų laiko kada, nes buvo tokių didelių projektų, kuriuos reikėjo išpildyti, bet dabar, kai jie jau yra padaryti, kažkaip nusprendžiau, kad vis dėlto reikia atgaivinti savo YouTube kanalą ir esu pasiryžusi bent jau po keletą video įkelti kas mėnesį. O šiaip, kas manęs nepažįstat, tai aš Eglė, esu blakstienų ir antakių meistrė, teisėja, pranešėja, distributorė kai kurių priemonių blakstienom ir antakiam. Dirbu Vilniuje. Vilniuje turiu savo dvi grožio studijas, turiu e-shopus ir va. O šiandien noriu pašnekėti tokia labai jautria, populiaria ir įdomia klija tema, tai yra apie blakstienų laminavimo klijus. Taigi šiaip šita tema yra labai jautri ir svarbi lamimakeriam, dėl to, kad laminavimas susideda iš vieno to pagrindinio etapo blakstienų suklijavimo. Ir mums reikia šį etapą norisi padaryti kuo tobuliau ir kuo sau paprasčiau ir saugiau. Tai šiaip per mokymus, kai vedu, mokinėms stengiuosi duoti pabandyti kiek įmanoma daugiau tų klijų, kad jos išsirinktų savo mėgstamiausius pagal greitį, pagal konsistenciją. Nes, kaip pasakyti, klijai nėra tikrai pigus etapas šitos procedūros, o mum klijų darbas yra labai svarbus ir aktualus. Tai visų pirma, pakalbėkim, kokie yra klijų tipai. Tai yra skysti silikoniniai, tai būtų pavyzdžiui My Lamination, Maximovos turiu, Pink Flash, irgi dar vienus Maximovos. Ir kitas tipas yra vadinamieji balzaminiai. Tokie visai kaip balzamas želė arba pavyzdžiui Pink Flash yra kreminiai. Tai yra du pagrindiniai tipai. Klasikiniai šitie klijai, jie yra skysti tubelėje, ar ne? Štai tokia konsistencija, klasikiniai vadinami. Jie yra tirpus vandenyje. Jie yra, jų sudėtyje, jeigu taip trumpai, yra sintetiniai polimerai sudaro. Daugiau apie sudėtis kalbu per mokymus. Tai, žodžiu, šitie klijai yra patys pirmieji, kurie buvo atsiradę ir po to šiek tiek atsirado daugiau skirtingų jų konsistencijų, greičių, pakuočių. Pavyzdžiui, My Lamination turi light, skysčiausius, lėtesnius, kuriuos labiau mėgsta pradedantieji meistrai. Medium, turbūt populiariausi, ir mano mylimiausi strongai. Taip pat aš mėgstu klampius ir greitus klijus. Kažkaip išsivystė mano tokia darbo technika, kad aš mėgstu tokie, kurie tikrai pakankamai stipriai ir greitai klijuoja blakstienas. Tai taip pat būtų šitie irgi mano mėgstami klijai, itin greitai prilipdantis blakstienas. Taigi dabar, kad šiek tiek suprastumėt klijų skirtumą tarp balzaminių, nes balzaminiai dabar rinkoje skaitosi tokia šovusi naujovė, kuri yra labai skirtingai vertinama. Vieni juos įsimyli ir dievina, kiti jų nekenčia. Bet taip, tikrai su visais reikia išmokti dirbti ir darbo technikos tikrai ganėtinai stipriai skiriasi. O dabar šiek tiek apie klijų sudėtį. Tai šitų klijų sudėtyje yra vanduo, polivinilo alkoholis, sintetiniai ir natūralūs polimerai, bet esmė nelabai gal mums svarbi konkrečiai ta sudėtis, tik tai suprasti tai, kad šitie klijai išdžiūna, grubiai tariant, kaip lipalas, pasilieka tokia plėvelė. Ir jie yra tirpus vandenyje. Toliau, taigi, kalbant apie balzaminius klijus, sakykime, Maximovą, nes ir šių sudėtis tarpusavį skiriasi, tai Maximova, jie yra tokie kaip želė. Tokia konsistencija. Ir į jų sudėtį įeina irgi vanduo, pentileno glikolis, glicerinas, toliau silikonai ir, kas svarbiausia, yra nemažai aliejų. Tai va čia yra svarbus niuansas, lyginant su praeitais klijais. Juose to riebalo praktiškai nėra. Kalbant apie šituos klijus,
į šituos įeina vaškai ir jų konsistencija jau yra kitokia, kaip kremas, kaip matot. Aišku, sudėtis mes nagrinėjom per mokymus plačiau, ką ingredientai kiekvieni daro ir kas įvyksta dirbant ir kaip reikėtų dirbti su kiekvienais klijais, bet esmė, ką aš noriu pasakyti, kad jūs atsimintumėt, kad standartiniuose klijuose jie yra panašus į lipalą tirpus vandenį ir uždeda tokią plėvelę, o balzaminiai klijai ir balzaminiai kreminiai, nesvarbu, jie yra riebalo, buitiškai tariant, riebalo tokio pagrindo. Taigi toliau noriu pašnekėti apie iššūkius, su kuriais susiduriam, dirbam tiek su balzaminiais, tiek su klasikiniais klijais. Tai pradėkime nuo balzaminių klijų. Tai visų pirma, galit susidurti su blakstienų atsiklijavimu, ypač po pirmojo etapo. Ir tas atsiklijavimas yra tikrai gausesnis negu dirbant su įprastais klijais. Tai čia yra vienas. Antras dalykas, tuomet jums yra reikalingas papildomas pertepimas prieš step 2 klijais ant viršaus ant blakstienų, ta prasme, kad jos atsidurtų toj pačioj padėty. O dėl to atsiklijavimo galit irgi pamatyti ir susidurti su netolygių rezultatų, kad vienas blakstienas bus labiau pasikėlę, kitos mažiau ir va toksai bangavimas bus netolygus. Ir dėl to jums šiaip iš esmės reikėtų turėti ir klasikinius klijus. Vien tik tai su balzaminiais klijais nepavyktų padirbti, nes jie pagal mane šiaip yra skirti labiau minkštesniam plaukui arba vidutiniam maksimum. Stipriom blakstienom jie jum netiks. Toliau kalbant apie iššūkius dirbant su klasikiniais klijais, tai visų pirma, ką aš dažniausiai pastebiu, tai yra per didelis klijų kiekis paliekamas dirbant su šitais klijais. Tai nėra, kaip pasakyti, tokia didžiulė problema, nes jūs galite tiesiog paimti drėgną ausų krapštuką ir nuvalyti tuos klijus. Ir kaip žinoti, ar jų yra per daug ar ne, tai kaip aš sakau, paviršius turi būti matinis, nes šitie klijai, kaip jau minėjau anksčiau, jie uždeda tokią blizgią plėvelę. Tai vat, kai tu pavalai jos drėgnai ir sausai, tu pamatai, kad plaukas tampa matinis. Ir tai jau reiškia, kad klijų kiekis yra pakankamas. Kitas dalykas, koks iššūkis būtų, tai yra galimas pertempimas arba blakstienų traumavimas, žalojimas. Tai yra, kai bando šukuoti blakstienas, taisyti kažkaip, kai klijai jau yra gana stipriai išdžiūvę. To griežtai daryti negalima, nes jeigu nori kažką tvarkyti ar šukuoti, tą reikia spėti padaryti, kol jie yra neišdžiūvę, tikrai pakankamai tokie dar glitus. Arba jeigu jau norėsit kažką tvarkyti, tada jau reikės juos atidrėkinti irgi tuo pačiu drėgnu ausų krapštuku. Toliau, kokie galimi iššūkiai, tai sakyčiau toksai niuansas. Irgi dėl klijų, sakykime, pertekliaus, tai jeigu paliekat, pavyzdžiui, klijų daugiau ant blakstienų galiuko, o tą daryti mėgstu aš pati, nes taip man blakstienos išlieka realiai visą procedūrą ant volelio. Tai jeigu, pavyzdžiui, tokiu atveju dažot blakstienas, tada reikės labiau įtrinti, patapšnoti tuos dažus per visą blakstienų ilgį. O šiaip, koks dar galėtų būti iššūkis, tai gal greitas džiūvimas, jie yra tikrai pakankamai greiti ir lyginant su balzaminiais klijais, kai blakstienos išdžiūna, jos išdžiūna taip viskas realiai prilimpa ir tu nepajudinsi. Priešingai ne su šitai, negu su balzaminiais, blakstienos vis dar, jos tarsi išdžiūvę, bet jas galėtum pajudinti be didelių pastangų ir atidrėkinimų. Tai va toks būtų niuansas. Bet šiaip aš per mokymus labai stengiuosi mokinėm siūlyti, pabandyti kiek įmanoma daugiau skirtingų klijų, tam, kad per mokymus pajaustumėt ir turėtumėt galimybę suprasti, kurie jums patinka. Nes tikrai darbų pradžioj neįsigysit 4 skirtingų ar 3 skirtingų klijų, nes tai vis tiek yra pakankamai
brangus, ar ne, kaip sakyt, produktas. Tai ateinantiem pas mane į mokymus labai rekomenduoju imti blakstienų bent 2, o geriausiai ir 3 modelius ir tuomet jūs galite išbandyti netgi kiekvienai akiai skirtingus klijus, tai vat galite išbandyti netgi 6 klijus skirtingus. Tai mano yra tokia pozicija per mokymus, kiek įmanoma mokiniam duoti maks skirtingų variantų, kad jau galėtumėt susidaryti nuomonę ir kuo stipriau žengti į Lamy Makerio rinką. O jeigu daugiau, aš čia tokius patarimus meistram, būsimiesiam, kai ateina į mokymus, duodu, sakykime, darbą su kiekvienais klijais. Na tai keletą iš tų patarimų būtų dirbant su balzaminiais, tai visų pirma, blakstienos ir volelis turėtų būti visiškai sausi. Valymas klijų pertekliaus čia yra sausai. Toliau būtinai turite rinktis kiek įmanoma anatomiškesnį volelį, kuris labiau priglustų prie voko ir, kaip pasakyti, nes šitie klijai nėra tokie lipnus kaip klasikiniai, kad jum volelis neatsikelinėtų. Toliau volelio neklijuojam šitais klijais, nes realiai, aliejus jums nelabai ką prie voko priklijuos. Toliau šitų klijų reikia naudoti gana drąsiai ir daugiau negu įprastų klijų. Kitas dalykas, blakstienos, jeigu yra volelis, nežinau kaip jums čia geriau matosi ar ne, ir visas tas volelio pilvas, tai blakstienos turi dengti realiai 90% pilvuko. Kitų atveju dėl šitų klijų konsistencijos ir specifinio džiūvimo blakstiena, kaip pasakyti, jinai pilnai nesilaikys, nebus to tokio gero anatominio prilipimo. Tai negalim sau leisti, kaip sakykime, gal įprastais klijais galima būtų užtektų, jeigu blakstiena padengia 70–80% pilvelio, tai šiais klijais blakstiena turi uždengti pilną pilvelį. Realiai 90%, o ir tai 100%, grubiai tariant, volelis netgi turėtų būti šiek tiek per mažas blakstienom, negu dirbant su priešingais klijais. Ir kitas dalykas, šie klijai prailgina laikymo laiką. Tai va, toliau, patarimai dirbant su standartiniais silikoniniais klijais, tai būtų nededam klijų per daug, čia tikrai nėra reikalingas toks kiekis, kaip dirbant su balzaminiais. Toliau šiuos klijus, šitos tubeliai, tai galim iš tubelės spausti ant volelio, bet štai tokius klijus reikėtų ir dėl higienos, ir dėl klijų ilgesnio naudojimo įsipilti į žiedelį arba nanopad, tokį silikoninį, turbūt visi žinot, indelį ir juos dozuoti įsipilant tenai. Toliau nepertempti, šukuoti tik tai, kol klijai nėra išdžiūvę. Nuvalyti klijų perteklių, kad paviršius liktų matinis. Ir toliau, kitas dalykas, iš esmės klijuoti, jeigu su tais klijais tu gali visą volelį padengti klijais ir viską suklijuoti, su šitais klijais dirbam maždaug, kaip mokiniams sakau, po centimetrą, po gabaliuką keliauja. Štai tokie skirtumai tarp balzaminių ir klasikinių klijų darbo specifikos. Toliau šiek tiek pakalbant apie įrankius, tai yra skirtingų įrankių, nesakau, kad griežtai tik tai su vienais įrankiais turi dirbti ar kitais. Aš anksčiau dirbau ir su pincetu, galima dirbti ir su metaliniu tuo dantisto tokiu kabliuku, dabar dirbu su mikrošepetėliu, tai ir su tais klijais galima dirbti su mikrošepetėliu arba balzaminiam klijam. Man dar patinka štai toksai specialus teptukas, jisai labai gerai kartu ir spaudžia, ir klijuoja. Tai, įrankius taip pat mokiniam duodu išbandyti kursų metu ir manau, kad šiam kartui tiek. Iš tikrųjų, daugiau informacijos mes pateikiu ir per kursus, mes
kaip sakiau, ir išbandom tuos klijus ir pasakau, kaip reikia su jais dirbti, kiek ilgai laikyti priemonę su vienais, kiek su kitais laikyti. Toliau jų galiojimo laikymas, apskritai jų laikymas, kad jie kuo ilgiau išliktų švieži. Galvoju, kas čia dar, ingredientais, temperatūrų skirtumai. Žodžiu, šita tema yra tokia gana plati, o svarbiausia, čia yra reikalinga praktika, kad tu pats paimtum, pabandytum ir suprastum, su kuriais klijais tau iš tikrųjų patinka dirbti. Tai šituos visus klijus, Pink Flash, Maximova, My Lamination 3 rūšių, Pink Flash 2, Maximova irgi 2, žodžiu, kiek čia tų yra klijų pas mane, 2, 4, 5, 6 skirtingų rūšių, juos galite įsigyti www.getbeauty.lt, paliksiu jum nuorodą, o šiaip, jeigu turit kažkokių papildomų klausimų, irgi paliksiu aprašymę savo Instagramo, Facebooko puslapį, galit pakomentuoti man klausimą arba parašyti asmeniškai ir aš pasistengsiu jum kurti kontentą tokį, kuris jum būtų įdomus. Tai drąsiai klausit, komentuokit, nes darysiu tai, kas jum būtų įdomu. Tai čiau!